kūrėme dalykus, kurių niekas pasaulyje nedarė. Vokietijos brigada būtų įsikūrus Lietuvoje. Čia yra top prioritetas. Projekto sėkmiai reikia viso labo 3 elementų. Viceministrė, bet pas jūs ir fantazijos. Kažkas sako, tai yra neįmanoma, tai aš visada prisimenu labai gerą pasakymą. Kai sako neįmanoma, tai yra jiems neįmanoma, bet ne tau. Nu, 3-4. Pasitikime viceministrė Oriana Mašalė. O kaip Mašalė ar Mašalė? Mašalė. Mašalė. Bet reikėtų, jeigu lietuviškai taisyklingai. Reikėtų lietuviškai. Oriana. Mašalė. Mašalė. Iš tikrųjų, Oriana Mašalė. Oriana Mašalė. Tai kaip su tais betonais yra, kaip apie juos įdomiai šnekėti? Kadangi mes esam tokai romantiškai aplinkoje, tai užduosiu vyrai klausimą. Mes tai pradėsim. Aha. Esat kad nors įsimylėję iš pirmo žvilgsnio? Tai vienareikšmiškai. Galimai. Tai taip ar ne? Taip, sakykime. Tai mane šitas jausmas aplankė 2005 metais. Einu į Akmenės cemento gamyklą ir pirmą kartą gyvenime susiduriu su pramonė. Pakeliu akis, ten keliasdešimt metrų aukščio įvairūs vamzdžiai, kuriais bėga cementas, dulkės, prakaito kvapas, purvas ir įsimyliu absoliučiai pramonę. Tai buvo mano visiška meilė iš pirmo žvilgsnio ir ta meilė iš pirmo žvilgsnio 20 metų mane ir lydi. Tai dėl to kalbėti, rašyti apie betoną man yra be galo lengva. Čia apie meilę. Viskas yra apie meilę. Geras. O tai 20 metų praėjo, ta meilė vis dar yra? Ar čia pirma meilė nerūdija? Čia ta, kur dabar galvoju, turėtų sakyti netrupa, jeigu kalbam apie betoną ir cementą labiau negu nerūdyja. Čia ta, kur netrupa, šita meilė čia yra. Okay. Galima paklausti iš karto apie jūsų neseniai sąlyginai pradėjote darbą krašto apsaugos ministerijoje. Tai tiesiog kaip tie pirmieji darbo mėnesiai ir kaip jaučiatės atėjus į šias pareigas? Jaučiuosi, kad tai yra tobulas darbas man. Mėgaujuosi kiekvieną dieną ir jaučiuosi kaip labai labai gerą serialą patekus. Kiekvieną dieną yra vis nauja įdomi serija, kiekvieną dieną nutinka vis kažkas tokio, kas priverčia pakelti antakius, kiekvieną dieną nutinka kažkas tokio, kas praverčia kvatot balsu. Tai yra, tapau tiesiog fantastiško serialo dalimi ir tuo labai labai džiaugiuosi. Antras aspektas greta įdomumo yra puikūs žmonės, kuriuos sutinku. Drąsiai sakau, kad tiek charizmatiškų, šviesių žmonių nesu niekur sutikus, o skirtingų industrijų per gyvenimą mačiusi labai daug. Tai būtų apsuptai labai profesionalių žmonių, būtų apsuptai žmonių, kurie mato prasmę tame, ką jie daro, matytas degančias akis, yra labai labai įdomu. Ir trečias aspektas, karinė kultūra yra man kažkas naujo. Tai čia irgi vyksta tokie įdomus mokymosi procesai ir patekti tokią naują kultūrinę aplinką man irgi yra be galo įdomu. Tai tas, kadangi man smalsumas, žingeidumas yra vienas pagrindinių mano savybių, tai jaučiuosi patekus į tobulą aplinką. O dar kai šalia to yra labai gera politinė komanda, labai gera matyti, kaip mūsų ministrė Dovilė Šakalienė nardo po visus tarptautinius geopolitinius vandenius, kad visų didžiųjų valstybių vadovai turi atsilošti ir žiūrėti, wow, iš kur čia tiek Lietuva tos drąsos turi, kai ministrė surinkta politinė komanda, kurios iki šiol nepažinau nei vieno žmogaus. Susigrojom labai greitai ir vakar Seime iš vienos frakcijos gavom komplimentą, sakom, visi profesionalus ir kaip kumštis, taip visi sako, matos, kad jau dirbat kartu. Tai dėl to kiekviena diena pasidaro malonumas dirbti, malonumas kurti ir malonumas prisidėti prie to, kas Lietuvoje bus dešimtmečiais. Aš tai galvoju, kad mes šiandienos serialą, galbūt filmą, nežinau kaip čia gausis, skelsim į 2 dalis arba 3 galbūt. Pirmoje, aš įsivaizduoju, turėtų būti viena iš svarbiausių, vienas iš šios vadovybės prioritetų tai yra Vokietijos brigada ir be abejo karinė infrastruktūra. Tai kaip yra su ta Vokietijos brigada? Bus jinai iki 27-ųjų, nebus? Kokioj stadijoje dabar esam? Mes darom viską, kad jinai čia būtų. Ir esu be galo dėkinga logistikos departamento kolegom, infrastruktūros valdymo agentūros kolegom, mūsų partneriam iš centrinės projektų valdymo agentūros.
iš viešųjų pirkimų tarnybos, lygiai taip pat kolegos pasiūlė įsitraukti ir kitų institucijų žmonėm, kurie supranta, kokio masto mes čia darom projektą ir kad jis yra kritiškai svarbus ne tik Lietuvai, bet ir apskritai visam NATO. Nes kai buvo ministrijos susitikimas su NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoju, jį pasakė, sako, jūs suprantat, kad jūs visos NATO akys dabar yra nukreiptos, nes tai yra pirmas tokio masto projektas NATO, kai daromas toks projektas tarp sąjungininkų. Tai mes, manau, kiekvienas iš čia dirbančių, ne tik iš tų, kur tiesiogiai dirbam, suvokiam mums tenkančią atsakomybę ir kartu tokią unikalią istorinę galimybę. Tai aš nebejoju, kad mes darysim viską, kad 27 pabaigoje brigada būtų. Taip, gali būti, kad mums pavyks suformuoti tik tai esminę tą infrastruktūrą, kuri yra reikalinga kariniam reikmėm, bet tai yra svarbiausia. Nes viešieji pirkimai, jų žavesys, lietuviška žiema, kuri kartais gali būti ir -20 ir užtrukti ilgai, tai yra du tokie pagrindiniai turbūt iššūkiai, su kuriais susiduriam. Bet šiai dieną aš esu visiškai rami, kad mes darysim viską, kad čia tai būtų ir manau, kad 27 pabaigoje bus gerų tų naujienų mums visiems. Tai kokiai stadijoje mes dabar esam su Vokietijos brigada būtent šiuo metu arba, sakykime, artimiausiom savaitėm, ko galime tikėtis? Taip, pirmiausia, pradėkime nuo to, kad Vokietijos brigada jau veikia Lietuvoje. Ir čia mes turime karių ir jau jų yra apie 200, iki metų pabaigos turėtų būti apie 500 karių. Vokietijos kariai lygiai taip pat dalyvauja kaip sąjungininkai kitose mūsų daliniuose, mūsų poligonuose, kitur. Tai čia nebūtinai yra vien tik tai rūdininkai ir neretai žmonės viską tą suveda į tą miesto miškės statybų projektą, bet tai yra gerokai plačiau. Tai šiandien mes esam toj stadijoje, kur jeigu kalbam apie rūdininkų karinio poligono projektą, už kelių savaičių startuosim su viešuoju pirkimu, tada eisim pirkti visas žvakeles ir jas degti, kad pirkimai vyktų sklandžiai, nes yra šita visada rizika tokia, o visa kita, kas priklausys nuo komandos, aš nebejoju, kad žmonės padarys viską maksimaliai gerai. Tai bus viskas čia gerai šitoje srityje. Čia yra pats didžiausias karinės infrastruktūros projektas nepriklausomos Lietuvos istorija. 5000 karių tarnaus ir gyvens dalis jų. Nebaisu tokios atsakomybės prisimti. Tai čia ir yra visas malonumas turėti tokią atsakomybę ir be galo džiaugiuosi to, kad kai ministrė man pasiūlė būtent kuruoti tiek tiek Lietuvos kariuomenės infrastruktūros ir karinio mobilumo projektus, tai man taip širdis tik iš džiaugsmo suspalpėdėjo, valio, ir ta meilė betonui galės toliau netrupyti ir šalia to dalyvauti šalia tokiuose valstybei, netgi NATO, kaip sakau, lygmenių strateginiuose projektuose, tai yra Dievo dovana kiekviena mūsų. Turite daug patirties kaip vadovė, kokia jūs esate vadovė, girdėjau galbūt, kad griežta esate, girdėjau... Čia buvo toksai mūsų kam bendruomenės susitikimas, kas ten buvo pasakyta, varčiau. Minėjot, kad žmogus dirbant su jumis gali padaryti vieną klaidą, vieną gyvybę turi. Tai kažkaip suponuoja apie tą jūsų griežtumą, kaip yra iš tikrųjų ir ar sutikote jau čia kažkokių žmonių, kuriems tarėte tą griežtesnį žodį. Kalbant apie tą griežtumą, ir čia truputį mitas yra, man atrodo, jau toks gaunasi, kai žmonės pradeda interpretuoti, ką jie girdi. Aš gal pasakysiu, su kokiais principais aš atėjau dirbti į krašto apsaugos sistemą ir tos principus ištransliavau savo kolegom, savo kuruojamam padaliniam. Ir tie principai yra 3G ir vienas pamatas. Tai pamatas yra pasitikėjimas. Aš kai pradedu dirbti su žmonėmis, 100% jais pasitikiu, absoliučiai pasitikiu. Ir kiekvienas iš jų gauna 100% mano pasitikėjimo ir niekaip kitaip. Toliau yra žmogaus pasirinkimas, ką jis to mano pasitikėjimu padarys. Arba jis jį pateisins, arba jis jo nepateisins. Ir tas pasitikėjimas reiškia išduoti asmeninį pasitikėjimą, sulaužyti žodį, sulaužyti susitarimą. Tai man apie tai yra pasitikėjimas. Ir tai neturi nieko bendro su klaidų darimu. Nes klaidų mes visi galim padaryti, čia yra normalu, kai dirbame. Bet kas nėra normalu, tai yra sulaužyti susitarimo žodį ir išduoti kito žmogaus pasitikėjimą. Kai ant to pamato atsistojam, tai turbūt visiems pasidaro visiškai aišku, apie ką tai yra. Ir tada tie 3G, tai yra, pirmas dalykas yra garbė. Tie dalykai, su kuriais mes dirbame mano kuruojamose srityse, jie yra tai, kas Lietuvoje yra svarbu dešimtmečiam. Tai nėra tik tai Lietuvos gynyba artimiausiais metais, bet tai, ką mes sukursime, tai bus dešimtmečiams Lietuvoje. Tai dėl to mes turime suvokti, kad turime vieną vertus didžiulę garbę,
daryti tokius projektus, kita vertus turime turėti savigarbos, kai kuriais atvejais pasakyti, kad kažkas nepavyksta, kad kažką galbūt netai padarėme, kažko neįvertinome ir panašiai. Antras G yra greitis. Man patinka, kai žmonės dirba greitai ir čia tas turbūt atsineštas yra ir iš verslo principas, kad nelabai aš suprantu, kaip gali koks nors vidinis įsakymas 10 darbo dienų vaikščioti, vis dar nesuprantu. Vis dar ir tikiuosi net ir jeigu čia pavyks dirbti 4 metus ir po 4 metų vis dar nesuprasiu, o gal tokių tiesiog įsakymų nebeliks. Tai greitis yra svarbu dėl to, kad mes esame tokio geopolitinėje situacijoje, kur mes neturim prabangos galvoti ilgai, veikti ilgai, galvoti lėtai, veikti tipiškai. Ir aišku, greitis yra susijęs su galimybė daryti klaidas. Nes kartais mes per tą greitį tiesiog kažką pražiopsame, nepagalvojame ir panašiai. Tai dar kartą sakau, padaryti klaidą yra normalu. Normalu yra ją ištaisyti, iš jos pasimokyti, ją pripažinti. Ir tai neturi nieko bendro su pasitikėjimu išdavimu. Ir trečias G yra gerovė. Aš noriu, kad žmonės aplink jaustųsi gerai. Aš noriu, kad žmonės turėtų galimybę įsikrauti savo baterijas, kai yra pavargę. Kad man labai patinka, kai aplink mane aidi juokas, kad žmonės gali juokauti, kad jie gali jaustis laisvai. Tai bijot nereikia. Nereikėtų. Tai va šitą visą, kai aš pristačiau savo top 3 vadovam, su kuriais tiesiogiai dirbame po paros, ateina vidutinio lygio vadovai, čia jau prasideda tie darbiniai susitikimai ir jau čia skuba man kažkokią medžiagą pateikti, aš ir klausiu, sakau, kolegus, sakau, klausykit, sakau, o ką jum perdavė? Tas informacijos kaskadavimas, sakau, girdėjot, ką aš vakar čia aukščiausio lygio vadovams sakiau, girdėjom, sakau, ką perdavė? Sako, 3G, garbė, greitis, gerovė žmonių. Sakau, puikiai. Žiūri mane, taip sako, viceministrė, mes jau 4 tiesą pasakius G sugalvojom. Ar galim pasakyti, tai žydovas, sakau, tai privalom taip atvirai kalbėtis. Gyvybė. Tai jūsų pasitikėjimas yra viena gyvybė, kurią mes prieš jūs turime. Tai taip gimė 4G mano logistikos departamentų kolegų dėka. Dar 1G ir 5G bus ir konspiracijos jau jie kūrė, ten žinau, jau gaudo mane už žodžių ir kai bendravom, vis būdas sako, ar jau čia tas 5G, ar čia gal 6G ir panašiai. Tai toks yra toks truputį išsamesnis paaiškinimas, ką reiškia tas pasitikėjimas ir ką reiškia tie 3 arba 4G. Kalbant apie tą naujumą, ir apie jūsų patirtį. Mes žinom, esam jau pasiskaitę, susipažinom apie tą jūsų patirtį valdybose įspūdingą, bet, pavyzdžiui, žmogui paprastam turbūt dažnam ne visai aišku, kas tos valdybos ir, pavyzdžiui, manęs yra paklausęs žmogus nesusijęs su sistema, kodėl viceministrė Kamo yra kažkokia moteris iš Regitros atėjus. Jam tai buvo nesuprantama. Tai jūs jaučiate tą kažkokį, kad turit kažką dar įrodyti, pavyzdžiui, čia atėjus su kolegom dirbdama, ar vis dėlto visi iš karto jaučia, mato, kodėl būtent jūs esate? Aš tai iš viso galvoju, kad tos valdybos nieko nedaro ir yra keli žmonės susėdę, kad nusimestų atsakomybę, kad viskas valdybai nueitų. Pradėsiu nuo tos dalies atsakymo, kaip ten kas atrodo vertinti turėtų kiti, kaip man visą tai sekasi nebejotinai, bet iš to, kad aplink aidi juokas ir darbai vyksta, aš vertinu, kad tai yra pirmas toks geras signalas, nes būtent tokioje aplinkoje aš noriu ir veikti, noriu būtent tarp tokių žmonių būti. Grįžtam prie to, kas yra valdybos, tai yra aukščiausias įmonės valdymo organas ir ne generalinis direktorius, bet būtent valdybos pirmininkas yra tas žmogus, kuris priiminėja strateginius įmonės sprendimus. Tai dėl to, kai aš prieš 6 metų pasakau, prieš 8 metų pasakau būtent šitą kryptį, kuri Lietuvoje buvo tuo metu labai nauja, taip nutiko dėl to, kad ieškojau tos ryties, kur strateginių lygmenių galėčiau vystyti organizacijas ir nereiktų tos kasdienės tokios tikučkos daryti, tos taktinės tokios. Ir tada ir atėjau į tą atradimą, kad būtent valdybos darbas yra būtent toks, sudėlioti strategiją, valdyti rizikas, kontroliuoti finansus, pramušinėti kai kurias idėjas, turėti komunikacijos su labai skirtingo tipo interesų grupėmis ir būtent tai daro valdyba ir ypač valdybų pirmininkai. Tai va tokia yra ta visiškai kitokio tipo vadovavimo praktika, kur tu kasdieną nedirbi tiesiogiai su žmonėmis, tavo vienintelis pavaldinys yra generalinis direktorius, valdybos kolegos yra tavo tiesiog kolegos ir komanda ir be to būdu tu turi visus savo ambicingas vizijas ir tikslus pasiekti. Tai va tai, ką veikia valdybų pirmininkai ir valdybos. Gal kažkiek, bet nepabuvęs nesuprasi.
Tai iš to verslo atėjus, kaip čia viskas atrodo pas mus krašto apsaugos sistemoje? Sunkiau, lengviau, čia buvo užsiminus apie tuos dėl kelių centų, kai įsakymą reikia leisti, tie niuansai biurokratijai, tai mažinsim tą biurokratiją, nemažinsim. Aš manau, kad mes turim kai kuriom vietom pažiūrėti, ar tikrai aukščiausio lygio vadovai turi dėti parašus ant kai kurių dokumentų. Ir taip, jūs turbūt kalbate apie tą istoriją, kurią papasakojau Kamo bendruomenėje, kai dėl daugiau negu 2 eurų vieno leidinio nurašymo pasirašinėjo 10 žmonių ir desertui aš kaip viceministrė ir kariuomenės vadas jau kaip paskutinis žmogus uždėjęs parašą. Tai manau, kad viena yra iš tų problemų, kad mes vis dar gyvenam nepasitikėjimo kultūroje, kažkur ten apie 90 kažkirintus metus, pamirštam, kaip Lietuva transformavosi ir sakyčiau, kad pagrindinis ir yra mūsų dalykas, jeigu mes norim klestinčios drąsios valstybės, tai mes turim daugiau deleguoti atsakomybės į kuo žemesnį lygį. Ir tokio lygio kuriozo aš labai norėčiau, kad valstybėje nebeliktų. Ir ką aš galėsiu padaryti, ką aš tikrai sieksiu, kad tai padaryčiau. Bet čia tikrai yra apie pasitikėjimą, sakykime, vakarietiškose, dar labiau į vakarus einant šalyse, nežinau, Vokietijoje, Prancūzijoje, ten tikriausiai tos biurokratijos dar daugiau. Tai nebūtinai reiškia, kad tai yra gerai. Mes kaip maža šalis, mes galime veikti visiškai kitaip. Ir jeigu mes norime būti stiprus, matomi pasaulyje, o mes galime tai daryti, kaip rodo daugybė mūsų veiklos pavyzdžių, tai mes turime mąstyti kitaip, mes turime elgtis kitaip. Nežiūrėti, kaip ten kas gyvena, atsikratyti to tokio regiono krapakraščio sindromo, o patys imtis tam tikrų lyderystės dalykų. Štai ką dabar daro, pažiūrėkit, ministrė Dovilė Šakalienė. Jinai drąsiai stoja arenoje, kalba dalykus, kurių niekas neišdrįsta daryti ir visi kalba apie Lietuvą. Tai mes galim daryti tokius dalykus visiškai kitaip, negu kad buvo įprasta kitur. Tiesiog reikia savo galvoje susitvarkyti, visus tarakonus išsivaikyti. Biurokratijos mažinimas yra vienas iš tų prioritetų, jūsų kitas prioritetas, kurį teko girdėti, skaidrumo didinimas. Ir čia tokie dalykai, kur atrodo, nuolat tą girdim, nes atrodo gal čia labai paprasta, lengva pasakyti, nes visi supranta, kad biurokratija nėra gerai, skaidrumas yra gerai ir lengva pasakyti, bet turbūt labai sunku padaryti. Tai kalbant apie tą skaidrumą, kokie yra žingsniai, kaip skaidrumą padidinti. Kokia jūsų strategija šitam klausimui? Skaidrumas yra pasiekiamas per ryžtingą netoleravimą. Ir grįžkime prie tos mano patirties kaip valdybos pirmininkės ir tai, ką mes padarėme Regitroje per 2,5 metų, yra milžiniška skaidrumo transformacija. Nes man pradėjus dirbti, buvo žiniasklaidos tyrimai apie tai, kad egzaminuotojai ima kyšius už egzaminų išlaikymą ir vos tik tai buvau paskirta į valdybos pirmininkės pareigas, vienas pirmų mano susitikimų buvo pažintis su specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi. Tuo metu jam tai vadovavo Žydrūnas Barkus, kuris man pasakė turbūt geriausią motyvacinę kalbą gyvenime kaip vadoviai, apie tai, kad blogį tu turi užkirsti ten, kuris yra iš karto, kur tu jį pamatai, nes jeigu to nepadarysi, jisai plis. Ir po kelių mėnesių pradėjus man eiti šitas pareigas, STT agentai atėjo į Regitrą ir atliko kratas, sulaikė 2 darbuotojus egzaminuotojus. Ir viena vertus tai galėjo būti didžiulė tragedija organizacijai, reputacinė prasme, bet mes tai priėmėm kaip dovaną, kad taip prasideda valymasis. Ir per 2,5 metų mes iš darbo išmetėm 8 darbuotojus, visi išėjo su baudžiakais, taip žargonu pasakysiu. Dalis žmonių išėjo turbūt supratę, kad kultūra tikrai nebegrįš atgal. Ir čia yra tas esminis pokytis ir ką gali padaryti valdybos pirmininkė. Čia tas yra esminis pokytis, kad jeigu kai kur viešajame sektoriuje neleistinas elgesys, nusikalstamas elgesys yra toleruojamas išlydint su išeitiniam, kad būtų mažiau problemų, tai mes buvome tie, kurie nusprendėm nemokėti išeitinių, išmesti iš darbo, nors teisės aktai labai tokie trivialūs yra. Ir tada jau ten aiškintis ir teistis. Tai aišku, tie 2, kuriuos išvedė STT agentai, padavė mūsų teismą kaip organizacija. Teismai visgi pripažino, kad normalu, kad įmonė atleidžia žmonės, kurie pažeidžia jos reputaciją ir pripažino, kad šie žmonės elgėsi netinkamai, toliau STT tyrimo visa byla tęsis ir taip toliau. Bet va čia yra labai konkretus faktai, ką tu gali daryti ir ką gali kiekvienas iš mūsų. Iš tų 8 išmestų žmonių, 3 buvo tie, apie kuriuos pranešė kiti. Tai kai žmonės pradeda tikėti, kad tu darai realų pokytį, tai tu gali pradėti valytis ir tvarkytis.
Pūlinių yra kiekvienoje organizacijoje dėja, visuomenė yra labai skirtinga ir dėja ne visi yra vertybiškai vienodi. Tai kai tu tos pūlinius pats prasipjauni, skauda, bet privalai tai padaryti. Tai va, būtent ta skaidrumo vizija pirmiausia yra su tuo drąsa pasakyti, mes turim problemų, drąsa išeiti pirmiem pasakyti, mes valomės, kad ir kaip skauda daromės operacijas ir paskui po kokių taip 2 metų tu pradedi matyti rezultatus. Keičiasi žmonės, tie, kuriems ta tokia skaidrumo kultūra nebetinkama, jie pradeda išeiti, ateina tie, kurie vertybiškai teisingi ir organizacija taip transformuojasi, kad niekas nebenori grįžti atgal ten, kur jie buvo. Pas mus irgi lankėsi tik kitokiam formatė šiek tiek STT, ar ne, atstovai, link ko veda šie susitikimai? Šie susitikimai veda dėl sprendimų, kaip dirbsime išvien, kad nesulaužytume, neišduotume Lietuvos piliečių pasitikėjimo mūsų sistema, krašto apsaugos sistema ir ką mes galime visi kartu nuveikti, kad tas skaidrumas būtų maksimalus įmanomas. Štai rytoj ryte mes su kancleriu irgi einame pas specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas šitus pokalbius. Ministrė jau keletą tokių susitikimų turėjo ir tikrai tai nebus tik tai žodžiai, tai bus ir veiksmai, nes mes kiekvienas iš mūsų, kiekvienas iš čia esančių esame atsakingi už tai, kad žmonės pasitikėtų mūsų sistema. Priešingų atveju tai bus sugriauta valstybė. Pasitikėjimas, man atrodo, yra labai svarbus ir kiekvieno euro skaidrus, efektyvus išnaudojimas tuose pačiuose vėlgi didžiausiuose projektuose. Vėlgi mes kalbam apie infrastruktūrą, Rūdninkų karinis miestelis, daugybė kitų, apie 200 projektų vien šiuo metu vyksta per visą Lietuvą. Kaip juos vykdyti galbūt efektyviai ir kaip vystyti tuos projektus, kaip išnaudoti tą kiekvieną eurą efektyviai ir skaidriai? Tai pirmiausia yra vertybinė nuostata visų galvose, kurie dirba prie šitų projektų. Beje, įdomioji dalis, paprašiau kolegų suskaičiuoti, o ką reiškia mums tie Vokietijos brigados projektas, objektų skaičiumi. 402 objektai. Mes turime iki 27 pabaigos, arba šiek tiek vėliau, nes yra skirtinga ta infrastruktūra, pastatyti 402 objektus vien Vokietijos brigadai. Čia Rūdninkų poligone per visą Lietuvą. Per visą Lietuvą. Per visą Lietuvą. Mes kalbame, nes yra amunicijos sandėliai ir garažai ir visi kiti tam, kad kariuomenė funkcionuotų reikalingi elementai. Bet tikrai įmanoma, labai didelis skaičius, atrodo, net nerealu. Ar čia ką mes viena tvora, vienas objektas, kaip čia yra? Ne, tai objektai yra skirtingai skaičiuojami, tai priklausoma nuo pirkimų, yra kelias, yra kelelis, privažiavimas, taip jie yra skirtingi, tai nebūtinai reiškia, kad tai yra milžiniškos 402 kareivinės ar šaudyklos, kas be ko, to objektų dydis yra pakankamai skirtingas. Tai grįžtam prie to, tai pirmiausias dalykas yra nusiteikimas savo galvoje ir kai kažkas sako, tai yra neįmanoma, tai aš visada prisimenu labai gerą pasakymą. Kai sako neįmanoma, tai yra jiems neįmanoma, bet ne tau. Ir šitą, pirmiausia, kai galvoje pasidarai tą tokį kliktelėjimą, kad pala, o tai pabandom, o gal visgi bus įmanoma. Ir daugybę kartų gyvenime pasimato, kad tie dalykai yra įmanomi, kai tu turi tinkamą komandą, kai tu turi tos žmonės. Iš tikrųjų, turbūt projekto sėkmiai reikia viso labo 3 elementų. Ar vėl bus 3G? Labiau bus A visokie, arba K, čia visai gausis turbūt. Tai pirmas dalykas, reikia aštraus proto ir šalto proto. Tikrai reikia, kad tokio masto projektus valdytų aštrus peiliai, taip galima pasakyti. Tai yra žmonės, kurių intelektualiniai gebėjimai yra tikrai gerokai aukštesni už vidutinius, kad jie galėtų strategiškai mąstyti, valdyti tokio masto projektus. Tai tas aštrus, šaltas protas yra labai reikalingas. Antras dalykas, reikia karštų širdžių. Žmonės turi degti tuo, ko jie daro. Jie turi matyti prasmę tame, ką jie daro, jie turi tikėti, kad tai yra įmanoma, jie turi kalnus norėti vers, kad tie dalykai pasidarytų. Ir trečias svarbus aspektas yra kompanija, su kuria tu esi. Tai yra būtent visa tai, kas yra aplink tave. Ne tik ta komanda, kuri drivina projektus, bet ta komanda, kuri padeda aplinkui. Tie back office, pavadinkim, žmonės, kurių mes, pavyzdžiui, komunikacija, kuri pasakoja apie projektus, tai yra labai labai svarbus strateginis vaidmuo. Gauti visuomenės palaikymą, informuoti, kas verslui, kas čia vyksta, informuoti politikus ir taip toliau, ir taip toliau.
Tai yra žmonės, kurie talkina prie tokių projektų, tai yra tie žmonės, kurių mes viešumoje nematome, bet jie daro kritiškai svarbius dalykus. Tai žodžiu, aštrus plotas, karštos širdis, gera kompanija ir visi projektai pasidaro. Šitą receptą daug gyvenime kartą esu išbandžius, manau, ir šį kartą suveiks. Apie tuos aštrius protus atėjusiai pačiai iš privataus sektoriaus, ar ne? Jų tikriausiai tų aštrių protų yra daugiau privačiame sektorėje. Galit mane pataisyti, jeigu taip nėra. Galbūt tas mitas yra įsišaknyjęs. Jeigu taip yra, kaip galbūt reikėtų pritraukti tuos aštrius protus į mūsų sistemą tikriausiai. Aštrių protų yra visur vienodai. Aš dirbau labai skirtingose organizacijose, karjerą pradėjau dirbdama viešajam sektoriui 10 metų, vėliau dirbau samdoma vadovė, tada kūriau savus verslus, tada dirbau kaip nepriklausoma valdybų pirmininkė ir esu mačius be galo daug skirtingų organizacijų. Ir visose organizacijose yra tie žmonės, kurie yra charizmatiški, kurie visą laiką mokosi, kuriems visada yra negana to, kaip yra. Ir visada yra žmonės, kuriems nieko nereikia, kuriems užtenka kaip yra, kuriuos ten gali stumti, traukti, vis tiek jie nelabai eis. Ir čia nėra jokio skirtumo ar privatus ar viešas verslas. Turbūt kas dabar vyks krašto apsaugos sistemoje, jaučiu tokį dalyką, kad mes tampame geidžiamų darbdavių. Ir per tas keletą pastarųjų savaičių, kai pradėjau čia dirbti, tikrai jaučiu nemažą privataus verslo žmonių susidomėjimo, o kaip pas jūs patekti, kokių ten pozicijų ieškot, kuo aš čia galiu būti naudinga ar naudingas. Ir visiems prasmės jausmas yra labai svarbus. Ir kadangi, sakau, esu dirbus labai skirtingose pozicijose, tai galiu garantuoti vieną. Prasmingesnio darbo negu darbo valstybei nėra. Kaip suprantu, ne tik vienas geidžiamiausių darbdavių kamas yra, bet ir vienas geidžiamiausių, kaip čia pasakyti, užsakovų, su kuriuo nori dirbti įmonės, ypač statybų sektoriui, nes tie projektai yra didelės apimties. Kokia galbūt galėtų būti jūsų žinutė, ar būtent statybų sektoriui, sakykime, tom įmonėm, kurios turi galimybės dirbti su krašto apsaugos sistema? Pradėjau šipsoti, nes girdžiu, dar vienas G, man atrodo, lenda. Geidžiamiausias darbdavys, kamas ir kasas. Čia gal visai ir nieko dalykas. Žinutė verslui, ko pastebėjau, mums labai trūksta, ypač viešajam sektoriui, pasitikėjimo savimi. Ir drąsos svajoti ir fantazuoti. Ateina kartais kolegos, kokią nors idėją, sako, kokią nors diskutuoja, aš sakau, o kodėl taip mažai? O sakau, gal padarykime va taip ir taip ir taip. Ir nepamiršiu vieno karininko reakciją, sako, viceministrė, bet pas jūs ir fantazijos. Tai man labai norėtųsi, kad mes gyvendami iš to unikalioj situacijoje žiūrėtume ne tik į grėsmės, bet ir į galimybės. Kad matytume, kokių nerealių galimybių mes dabar turime ir išdrįstume nebebūti provincija, o būti lyderiai. Ir to Lietuvai labai reikia. Tos tokios drąsos, veržlumo, nebijojimo išsiskirti, išsišokti ir nesvarbu, ką kiti pasakys. Nes paprastai kalba apie tave blogai tie, kurie yra tau už nugaros. Žinutė verslui. Mes būsime reiklus, griežti, nes nešame tą milžinišką atsakomybę už tai, kad tie projektai būtų atlikti laiku, kad jie būtų be galo kokybiškai ir viskas būtų daroma skaidriai. Tai natūralu, kad viena vertus taip mes verslui esam geidžiamas užsakovas, bet kita vertus verslas turi suprasti, kad mes būsime griežtas užsakovas. Ir nebus kompromisų kokybei, skaidrumui, efektyvumui, racionalumui ir panašiai. Taip, tikėtina įvairių klaidų nutiks, nes tokio masto projektų niekas nėra daręs ir visi mes čia dabar darysim geriausią, ką galim pirmą kartą, bet labai tikiuosi, kad verslas išgirdo ir mūsų kvietimą veikti kartu, ieškoti sprendimų kartu ir duonos su sviestu visiems šitoj rinkoje užteks. Dėl to labai norėtųsi, kad nebūtų tos tokios nešvarios konkurencijos, kad nebūtų kenkimo vienas kitam, kad nebūtų to nereikalingo draskimuose. Jeigu mes visi sugebėsim veikti kartu ir verslas, ir viešasis sektorius, mes turėsim fantastiškus rezultatus. Tai kai kuriais atvejais aš labai kviečiu verslininkus nuleisti ambicijas, nuleisti emocijas, įsijungti tą šaltą, aštrų protą ir padaryti maksimaliai geriausius dalykus, kuriuos tikrai užteks darbo čia visiems daryti. Bet jūs svajotoja esat. Jūs lėktuvus galbūt todėl labai mėgstate. Mėgstu lėktuvus, mėgstu, čia tiesa yra.
paskraidyti, ar ne, padebesiais ir fiziškai, ir emociškai, nežinau, kaip įsireikšti mentaliai. Mėgstu, taip. Aš esu kilus iš Lakūnų šeimos, esu kilus iš Žemaitijos, o ten garsėja kaip Lakūnų kraštas, netoli Dariaus ir Girėno gimtinė sugimusi. Tai gal čia tarkim, kad viską genai lėmė ir aplinka lėmė. Paminėjot tą dalyką, aspektą, kad žmonės kalba, reaguoja ir netgi jeigu jie juokiasi, tai yra gerai. Tai dar tą temą norėčiau paliesti, pasakyti visų pirma ačiū, nes mūsų Kamo LinkedIn įrašai sulaukia daug labai pozityvų reakcijų, kai įrašai apie jūsų veiklą, bet pavyzdžiui ir Facebook'e. Čia jau sunkiau truputį, ar ne? Ne visada tos tos reakcijos tokios pozityvios, bet kokiu atveju jūs tų reakcijų daug iššaukat. Ar tas, jūsų kaip jūs reaguojat, ar jaučiat išaugusį šiek tiek dėmesį ir kaip reaguojat į tai? Ir kitas mano labai svarbus klausimas, ar jūs siekiate galbūt, nes pavyzdžiui, jei galima paliesti tokią temą, švarkeliai jūsų visada labai ryškus. Ar jūs taip siekiate būti ryškiausias žmogus kambaryje, visuomet visada tą dėmesį pritraukti, kiek tai gaunasi netyčia, kiek čia vis dėlto yra tas toks strateginis matymas? Čia buvo kiek klausimų vienu metu, kurį man atsakyti, iš to galiu vieną išsirinkti iš 4. Išsirinkit vieną mėgstamiausią. Tai kalbant apie viešumą, tai yra darbo dalis. Ir bet kuris vadovas, jisai yra viešas asmuo, ar tu dirbtum privačiam versle, ar tu dirbtum viešajam sektoriui, tu esi viešas asmuo ir apie tave kalba, tave seka, tavimi domisi, tai yra labai žmogiška ir normalu. Tai visą tą kalbėjimą aš priimu tiesiog kaip darbo dalį ir žinau, kad turiu eiti, komunikuoti, nes aš kalbu už sistemą, aš kalbu už savo žmonės, aš kalbu už mūsų komandą. Kai kuriais atvejais turiu garbės kalbėti už mūsų ministrę, tai tiesiog žvelgiai visą tai. Ir darbo dalis yra ta komunikacija ir tiek. Kalbant apie aprangą, taip aš apie ją labai galvoju. Ir tai yra apie mūsų šalį vėlgi. Ir kiekvieno mūsų rūbas, aksesuarai, mūsų išvaizda siunčia tam tikrą žinią mūsų užsienio partneriam, siunčia tam tikrą žinią žmonėm, kurie yra Lietuvoje, kuriem yra svarbu, kas vadovauja vienai ar kitai organizacijai. Ir tas apgalvojimas yra labai sąmoningas ir kai kuriais atvejais, ar ne, tai yra protokoliniai dalykai, kurių tu daryti, bet kita vertus tai yra asmenybės dalykai. Ir grįžtant prie aprangos, man paauglystėje labai patiko vienos moters perskaityta, tokia vyresnė amžiaus moteris, diplomatė, jos perskaityta frazė. Sako, aš dažniausiai rengiuosi ryškiai rožinę spalvą, kad kitos moterys žinotų, kad kaip jos besirengtų, jos viską gyvenime gali pasiekti. Ir man šitie žodžiai toks liko tam tikras įkvėpimas, kad mes tie žmonės, kurie esame labiau matomi, turime tą atsakomybę įkvėpti žmonės, juos padrąsinti, juos nukreipti. Ir aš vis taip prisimenu tuos žodžius, kad jeigu kažkas kažko nedrįsta padaryti, tai aš galiu būti tas tam tikra kaip birkštėlė galbūt žmogui pagalvoti, susimastyti ir gerai, o kodėlgi ne, o gal padarysiu, gal nieko čia tokio nenutiks. Tai ir maži dalykai tokie atrodo kartais kai kuriems žmonėms net nepastebimi ar nesureikšminami, jūs į detalės irgi labai daug įdedat dėmesio. Man labai patiko japonų pasakymas. Prieš, kiek jau čia porą metų turbūt buvau Japonijoje, technologijų parodoje didžiausioje Japonijoje ir ten teko nemažai laiko bendrauti su žmonėmis, kurie dirba Japonijoje, europiečiai, kurie kūrė, vysto verslus tenais. Ir man labai patiko vieno lietuvio apibūdinimas apie japonus. Sako, jeigu mes Europoje sakome, velnias slypi detalėse, japonai sako, Dievas slypi detalėse. Ir manau, šitą posakį yra mums verta transformuoti ir jį išgirsti. Ir prisitaikyti savo. Ir prisitaikyti galbūt savo, jeigu to norisi. Oriana, dirbate ne tik Kamas, čia, kad dirbat su logistika tom statybom, bet ir ankstesnės patirtys rodo, kad dirbate tokiose srityse, kurios dažnai suprantamos žmonių kaip vyriškos sritys. Kaip jūs jaučiatės tokiose srityse, tokiame pasaulyje, tame
vyriškame pasaulyje profesijos, ar tas pasaulis malonus yra jums, kuriame dirbate ir kuo skiriasi tos aplinkos, kur dirba daugiau vyrai, kur dirba daugiau moterys? Ką galėtumėte? Aš tai šiauriai nekenčiu to skirstymo į vyrus ir moteris. Bet jis yra neišvengiamas. Mes esame skirtingi ir čia normalu. Aš šitą klausimą dabar kasę turėčiau pakeisti kitaip. Kaip jaučiasi tie karininkai, kurie pirmą kartą vadovę moterį turi? Tai uždavo šitą klausimą, atsakymas yra, o koks skirtumas? Nes svarbiausia yra, kokie mes esame asmenybės. Ir taip, lyčių skirtumai egzistuoja, mūsų gamta surėdė skirtingus, bet tiesiog reikia turbūt to nesureikšminti, bet kai kuriais atvejais galima tuo ir pasinaudoti. Tai aš į savo darbą tam tikrą prasme žvelgiu kaip į galimybę paskatinti kitas moteris ateiti į šitą tradiciškai vyrišką sektorių, kaip visą laiką ir dariau. Aš dirbau prieš tai aviacijoje, dar viena labai vyriškas sritis. Pavyzdžiui, moterų piločių pasaulyje yra mažiau negu 5%. Toks irgi toks skaičiukas, ar ne? Ir mes, kai matome aviaciją, kaip matome moteris, tai dažniausiai būna stiuardesės. Galų galėjau pagaliau truputį irgi ta proporcija keičiasi. Tai dėl to žvelgiu į tai kaip į galimybę paraginti 50% mūsų populiacijos ateiti rinktis geriausią darbdavį, kuriame šiuo metu esu. Ir tą dariau dirbdama su pramonės, technologijų, IT įmonėmis ir matau tam tikrą savo irgi misiją paraginti moteris eiti, netgi ten, kur atrodo, kaip ten bus, kaip ten seksis, kaip viskas vystysis, ar viskas bus gerai, tai būkit ramios, viskas bus gerai. Dar vienas labai nemoteriškas dalykas, sportas, kuris yra boksas. Tenka pačiai pasiboksuoti. Tai taip, aš sportuoju boksą, tai tenka, bet į ringą nelipu, iškart pasakau. Ne, ringą neplanuoju lipti, nes galima sportuoti ir nelipant į ringą. Kiek svarbu yra išlaikyti tą, nežinau, tiesiog turėti pomėgių ir atsipalaiduoti, nes kaip ir šnekėjom pačioj pradžioj, tas spaudimas yra nežmogiškas, tokiai supranti, kokie pinigai, taip, žmonės galvoja, kad tu galbūt jūs tiesiog paimi taip ir paskirsai, taip tiesiog paprastai, bet vis tiek tas spaudimas, kokią tu komandą turi, kokius projektus valdai, už kuriuos esi atsakingas, jis yra milžiniškas. Kaip susitvarkot su įtampa? Tai pirmas dalykas, aš tokio spaudimo nejaučiu, nežinau, iš kur jūs jaučiat. Aš šį darbą pasirinkau dėl labai paprastos priežasties. Kūrėme dalykus, kurių niekas pasaulyje nedarė. Ir kas gali būti prasmingiau. Ir va būtent tai mane ragina keltis kas rytą, ragina mėgautis kiekvieną akimirką, kurioje aš esu. Tai dėl to tokio spaudimo aš nejaučiu, tai yra tiesiog darbas, kurių gausybę darbų dariau tokių pačių irgi įdomių, gal mažiau svarbių, kai dabar žiūrėjau atgal, bet tuo metu jie buvo be galo svarbus. Tai tiesiog yra darbo dalis. Aš žinot, kokį savo klausimą aš visada gyvenime užduodu. Vat, jeigu reikėtų mirti šiandieną, ar gerą gyvenimą, ar įdomų gyvenimą nugyvenai, ar tokį gyvenimą, kurio norėjai. Ir visos tokios aplinkybės jos priverčia pagalvoti, kas yra svarbu ir ką dar labiau gali padaryti, kad tas gyvenimas būtų vertas jo, ir kad mėgautomis jo, ir kad jeigu ateitų ta paskutinė diena, tu žinotum, kad tai buvo gyvenimas. Vat nesigailiu nieko, ir tai buvo beprotiškai įdomu ir padariau viską, ką galėjau. Ir mane dar labai motyvuoja ta galimybė padėti žmonėm. Aš einu į politiką tam, kad aš padėčiau žmonėm. Ir kiekvieną dieną, kai išgirstu kažkokį prašymą, kai galiu kažką padaryti dėl žmonių, tai man yra didžiulis malonumas. Ir tas yra mano irgi didžiulis motivatorius. Ir grįžtam prie Facebooko ir komentaro apie tai, kad labai daug dirbu viršvalandžių, tai aš to net netraktuoju kaip viršvalandžiais. Aš tiesiog traktuoju, tai yra mano gyvenimo būdas šiame etape. Aš jį pati pasirinkau, turėdama milžinišką ministrės pasitikėjimą veikti šitoje srityje ir tai net nežiūriu. Bet atsakant į tą klausimą dėl sporto ir kaip ten tvarkytis, tai man chemija turbūt mane surėdė taip, kad veikiu kaip atominė elektrinė ir tikrai žinau, kad turiu energijos daugiau negu kiti žmonės, tai čia jau tas geras dalykas, bet kartu lygiai taip pat suprantu, kad ateina laikas stabtelėti. Ir lygiai taip pat ateina laikas sustoti, nieko neveikti,
netgi boksą tą patį neįti, nes tiesiog tiesiog nieko neveikti. Kaip dažnai tai sekasi daryti, tai galėtų būti dažniau, bet dabar toks yra gyvenimo etapas ir tiesiog tai žiūri kaip į unikalią galimybę, kurioje gali dalyvauti. Ir dabar mes visi dalyvaujam istorijos kūrime. Ir ta mintis turbūt ir yra pati svarbiausia, kuri padeda kažkokias menamas įtampas išgyventi kažkam. Dar tęsiant moterų temą, kad jau prakalbom, artėja, pagalvojau dabar kovo 8, tai norėjau jūsų pasiklausti, ar čia šventė, ne šventė, yra tų pasakymų, kad tą dieną netulpių reikia, o teisių moterims. Ir tai klausimas būtų, ar yra dar kažkokių teisių, tų galimybių, kurių dar trūksta, kalbant apie šių dienų moteris. Man patinka, kai mane pasveikina su kovo 8. Kaip? Gėlėmis. Aš mėgstu gėlės, aš mėgstu dėmesį, užsirašykit, kolegos, susirašykit, bet gerai, kad bus šeštadienis, tai ramu. Iš anksto, ne? Ir taip, manau, kad dėmesys kiekvienam žmogui, lygiai taip pat ar vyrui, ar moteriai, kažkokias toksai simbolinis gestas, tai yra tiesiog padėka už tai, kad mes esame vieni šalia kitų. Kad tai yra toksai trumpa akimirka atsitraukti nuo tam tikros gal darbinės rutinos, nuo visko, pasijuokti kartu, padėkoti vieni kitiem. Toks trumpas staptelėjimas, kad įkvėptum energijos ir judėtum tolyn. Ko trūksta moterim? Tai sakyčiau, išsivaikyti tarakonų savo galvose. Ir dažnai girdžiu komentarus, kad lengva man kalbėti, bet kitom išsivaikytos tarakonus sunkiau. Tai aš manau, kad daug problemų moteris pačios susikūrėme. Ir mes kažką įsivaizduojame, prisifantazuojame ir kaip taikliai parašė Lietuvos kariuomenė apie dabartinę visą saugumo situaciją, tie mūsų įsitikinimai ir virsta tikrovė. Nors iš tikrųjų nei ten kam rūpi, kaip tu atrodai, ką tu galvoji, ką tu pasakėjai, bet kažkaip viduj mes ten susikūrėm kažkokias savo įsivaizduojamas tikrovės. Ir man atrodo, kad moteris turėtų pirmiausia negalvoti apie tai, kad jos moteris. Ten, kur nereikia, tur galvoju, jeigu mes kalbame apie profesinį karjeros gyvenimą, tai aš drąsiai sakau, tai, kad aš moteris, man karjerą padėjo daryti, o netrukdė. Nes mes turim kitokių kompetencijų, mes turim gebėjimą kai kuriuom situacijom kitaip elgtis. Galų gale moterų vadovų yra mažiau, tai konkurencija mažesnė negu priešingai, negu vyram. Tai tiesiog jeigu pakeistume savo matymą ir kai kurios dalykus pažvelgtume iš kitos perspektyvos, tai manau ir apie tas teisės reikėtų mažiau kalbėti. Nes yra fantastiškas galimybės kiekvienai moteriai Lietuvoje veikti, kurti, daryti savo verslus, eiti tarnauti į kariuomenę, užsimti kuo tik tai nori, auginti vaikus, būti namų šeimininkė, keliauti po Aziją vienai. Viską mes turim. Tiesiog reikia mums pačiom išdrįsti tai daryti. Gražiai. Galėsim panaudoti šitą jūsų pasakymą, būtent kovo 8 padarysim. Čia apie gėlės tą iškirpsi dalį, ar ne? Šitą panaudokit. Ir paskui įdėsim, kaip mes sveikinam kovo 7. Jo, kad atėjom sugerėjo. Įkvėpkim orą, iškvėpkim, po 3 metų grįžtam čia, toks pats rūsys, šiek tiek vėsų, bet tokia pati romantika, kuo Oriana džiaugsis, vienas dalykas, ką padariusi. Aš šiaip sąrašą turiu netrumpą. Tai žinau, todėl vieną ar klausiu. Ne, vieną atsakyti bus sunku. Nes kadangi kuruoja keletas skirtingų dalykų, tai bus ir keletas skirtingų tų prioritetų. Vienas dalykas, kad Vokietijos brigada būtų įsikūrus Lietuvoje. Čia yra top prioritetas. Antras dalykas, kad mūsų Lietuvos kariuomenės infrastruktūra lygiai taip pat sparčiai judėtų. Gal ne viską turėsime, ne viską ir planuojam padaryti iki 28 metų pabaigos, bet kad mūsų kariai turėtų tokias pačias geras sąlygas kaip sąjungininkų kariai, kad mūsų kariai ir civiliai, kurie tarnauja krašto apsaugos sistemoje, mėgautųsi sąlygomis, jaustųsi gerai, komfortabiliai, kad jie galėtų treniruotis, kad jie galėtų sportuoti, kad jie galėtų pailsėti, kad jie turėtų tikrai tas geras infrastruktūrinės sąlygas, kas nuo manęs priklauso. Tada, ko labai norėčiau, kad mes šiek tiek standartizuotume dalykus,
Nes dabar tenka susidurti su tuo, kad mes vis išradinėjom dviratį ir man taip patėjusiai, tai mes nenorim taupyti laiko ir, pavyzdžiui, turėti, kaip atrodo mūsų kareivinės standartas, kaip atrodo mūsų ramovės standartas, kodėl mes kiekvieną kartą kažką kūrėm iš naujo. Tai norėtųs tų standartų. Lygiai taip pat tikiuosi netapti biurokratę, nes netapau aš jie, netgi 10 metų karjeros pradžioje dirbdama viešajam sektoriuje ir šiek tiek padaryti, kad tas kam dodžas įvyktų ir bent jau mano kuruojamose srityse mes galėtume tą pasiekti. Ir turbūt pats svarbiausias dalykas, dėl kurio aš jaučiausi gerai, kad žmonės manimi pasitikėtų ir gerbtų. Ir ne dėl pareigų, bet dėl to, kas aš esu ir dėl to, ką mes visi kartu padarėme.